Bičių duona tai yra fermentuotų žiedadulkių, medaus ir bičių seilių mišinys, kurį bitės darbininkės naudoja kaip baltymų šaltinį lervoms ir jaunoms bitėms auginti. Pirmiausiai tai bitės darbininkės surenka žiedadulkes iš įvairiausių augalų aplink avilius. Tada šias žiedadulkes ant savo kojyčių parneša į avilį. Avilyje jos žiedadulkes susandėliuoja į korio akutes. Ten įmaišydamos ir medaus, bičių seilių ir tada viską užkonservuoja lašeliu pikio. Šis žiedadulkių mišinys fermentuojasi. Įvyksta cheminė reakcija ir šitaip žiedadulkės patampa baltyminiu maistu. Šiam procesui reikia minimum 3 savaičių, kad bitės subrandintų bičių duonelę. Dažniausiai bičių koriai su bičių duonelė būna meduoti, dėl to, kad bitės užkonservuodamos įdeda ir šiek tiek medaus. Bitininkai palieka korių su bičių duonelė per dieną, kad bitės nusausintų. Kai jau yra bičių koriai nusausinti, tuos korius su bičių duonelė dedame į šaldiklį. Šaldymo būdu vaškas pasidaro trapus ir tada jau galima pradėti kūlimo procesą. Atšaldytus korius su bičių duonelė pasinaudodami specialią įrangą kuliame. Kūlimo procesu bičių korys yra sutrupinamas ir taip sijavimo būdu atsijojame bičių vašką nuo bičių duonelės. Bičių duonelę tada dedame į džiovintuvus ir avilio temperatūroje išdžioviname. Itin svarbu yra supakuoti bičių duonelę sandariai ir laikyti vėsioje temperatūroje, kad apsaugotume nuo vaško kandžių. Per metus vidutinė bičių šeima suvartoja savo reikmėm apie 25 kg bičių duonos. Lietuvoje bitininkai iš avilio paima apie 2-3 kg bičių duonos. Bičių duonoje esantis vitaminai, mineralai ir kitos naudingos medžiagos gali praturtinti žmogaus organizmą. Bičių duonelėje yra daugiau nei 27 vitaminai, gausybė amino rūgščių, mineralų, fermentų ir kitų žmogaus organizmui naudingų medžiagų. Taip pat dėl fermentacijos proceso žmogaus organizmas gali labai lengvai pasisavinti visas naudingasias medžiagas iš bičių duonelės ir puikiai ją suvirškinti. Galimybės valgyti bičių duoną yra begalinės. Ja galima valgyti tiesiog taip paėmus po šaukštelį, arba ją galite užbarstyti ant salotų, įmaišyti į rytinį jogurtą, kokteilį ar tiesiog paskaninti šalia arbatos ar kavos. Paprastai bičių duona yra saugi vartoti žmonėms, tačiau jeigu žmonės turi alerginę reakciją bičių produktams, žmonės turėtų vengti valgyti bičių duoną. Taip pat rekomenduojame nevartoti bičių duonos vaikams iki 1 metų. Per dieną rekomenduojama suvalgyti bičių duonos apie 10-15 gramų, tai būtų 1 arbatinis šaukštelis. Kadangi bičių duonelė turi energizuojančių savybių, geriausiai ją vartoti iš ryto arba iki pietų. Kad pasisavinti geriausią medžiagų šaltinį, bičių duoną geriausiai vartoti yra kiekvieną dieną mėnesį laiko, tada padaryti savaitės pertrauką ir vėl pakartoti šį ciklą. Priklausomai iš kokių žiedadulkių buvo pagaminta bičių duona, nuo to priklausys ir skoninės savybės. Dažniausiai bičių duonelės skonis yra saldžiarūgštis su lengvu gaižiu poskoniu. Taip pat gali būti ir lengvai karstelėjęs. Labai stipriai bičių duonelių skonis taip pat priklauso ir nuo gavybos proceso. Kai kam gali būti bičių duonos skonis per stiprus. Tai yra puikus būdas sumaišyti bičių duoną su medumi. Paprasčiausiai paimame bičių duoną, ją susmulkiname ir užpilame medumi. Ir turime nuostabų produktą, kurį galime vartoti ir taip pasisavinti visas naudingasias medžiagas iš bičių duonos ir pasisaldinti medumi.